Pristatome lakūno konstruktoriaus Boeing 737 kapitono Vytauto Radavičiaus 25 metų darbo rezultatą, jo paties sukurtą ir savo rankomis Kauno aviacijos gamykloje pastatytą sraigtasparnį Sidabrinis Titanas VR555. Tai lengvo tipo 5 vietų sraigtasparnis surinktas iš titaninių vamzdžių, variklio galingumas 400 arklio jėgų, maksimalus skrydžio greitis 210 km/h. Bendras skrydžio laikas apie 5 valandas, galima skristi atstumas iki 750 km. Stabilus skrydyje ir dėl atviro uodeginio rėmo nesijaučia vibracijų, kurias sraigtasparniuose įprastai sukelia nuo keliamojo sraigto žemyn metamas oro srautas. Dar vienas orlaivio privalumas – labai geras matomumas iš atviros stiklinės pilotų ir keleivių kabinos. Gera pilotų kabinos prietaisų ergonomika, patogus prietaisų išdėstymas. Tai stabilus, manevringas, jaukus, gražus, o svarbiausia – gyvas kūrinys. Lietuviškas sraigtasparnis Sidabrinis Titanas VR555 jau nuo 1999 metų yra įtrauktas į pasaulinę sraigtasparnių enciklopediją Jane's Helicopter Markets and Systems. Apie jį 2000 metais rašyta tarptautiniame aviacinėme žurnale International Aviation News ir lietuviškos spaudos straipsniuose televizijos laidoje Aerodromas ir kitur. Tokio tipo sraigtasparnis galėtų būti naudojamas Lietuvos miškų ir gamtos apsaugai, gaisraviečių žvalgybai, gyvūnams atsidūrusiems bėdoje gelbėti. Taip pat medicininiai pagalbai žmonėms kritiniu atveju, skubiam medikamentų ir medicininės įrangos pristatymui į bet kurią Lietuvos gyvenvietę ar sodybą. Tokį aparatą galėtų plačiai naudoti verslo žmonės ir šeimos savo poreikiams, įvairios mokymo įstaigos, institutai edukaciniais tikslais, o sudėtingų užduočių sprendimui tokio tipo sraigtasparnį galėtų naudoti Lietuvos kariuomenė ir policija. Sidabrinis Titanas būtų tinkamas greitam mažų ir lengvų krovinių pervežimui, greitam pašto pristatymui. Iš jo galima fotografuoti ar tiesiog naudoti jį turizmui.